Sveiki, esu burnos higienitė Erika Valchovičiūtė. Šiandien norėčiau pristatyti temą besilaukiančių dažniausios burnos sveikatos problemos ir prevencija. Tai nėštumas yra ypatingas kiekvienos moters gyvenimo laikotarpis. Ir nėštumo metu vyksta sudėtingi fiziologiniai pokyčiai, kurie gali turėti įtakos burnos sveikatai. Tai nėštumas turėtų būti ne tik laukimo potyris, bet ir ypatingas rūpestis savimi. Tai kas lemia pokyčius nėštumo metu, tai pasikeitęs burnos pH, jis tampa labiau rūgštinis dėl toksikozės požymių, hormonų pokyčiai, nes padidėja progesterono ir estrogeno koncentracija kraujyje, polinkis į dažnesnį apkandžiavimą. Tai dažniausios burnos ertmės ligos nėštumo metu būtų ėduonies pažeidimai. Ėduonies pažeidimai aktyviau vystosi dėl kelių priežasčių. Tai pirmoji būtų pasikeitę įpročiai. Moteris nuo nuovargio dienos pabaigoje būna pervargusios ir dažnai nepavyksta kokybiškai išsivalyti dantų, ko pasekoje gali atsirasti pažeidimai. Ir antras yra veiksnis užkandžiavimai. Nėštumo metu padidėja polinkis į dažnesnį užkandžiavimą ir tai yra dažniau angliavandenių turinčio maisto vartojimas. Tai ėduonies pažeidimas visiems žinomas, atrodo kaip skylutė, patamsėjimas. Tai kad atsirastų ėduonis, mes turime turėti dantį, turime pavalgyti angliavandenių, cukrų. Ir kai mes neišvalome dantų, tai yra praeina tam tikras laiko tarpas, mikroorganizmai pradeda irgi maitintis mūsų paliktais angliavandeniais ir jų šalutinis poveikis produktas yra rūgštis ir tos rūgštys tirpina dantį, atsiranda ėduonies pažeidimas, kurį reikia gydyti. Ką daryti? Tai tiesiog kiekvieną dieną turime valyti dantis 2 kartus, ryte ir vakare prieš miegą. Atlikti profesionalią burnos higieną profilaktiškai kas 6-12 mėnesių. Nėštumo metu tai rekomenduojama atlikti antrame trimestre. Profilaktiškai galima vartoti probiotikus burnai ir rinktis dantų pastą, kurios sudėtyje būtų fluorido nuo 1450 ppm. Nėščiųjų gingivitas pasireiškia kaip dantenų kraujavimas, paburkimas, paraudimas ir gali būti dantenų skausmas. Jį sukelia irgi apnašose gyvenančios bakterijos. Simptomai būna kraujavimas, valantis dantis, netgi gali būti valgant ir dažniausiai pasireiškia tarp 2-8 nėštumo mėnesio. Ir irgi, ką daryti? Tai valyti. Pagrindas yra valymas, burnos higiena atliekama antrame trimestre, simptomas palengvinti galima irgi vartoti probiotikus burnai, taip pat galima dienos metu po maisto skalauti nuovirais arbatų, tai yra ramunėlių, medetkų, ąžuolo žievės. Bet skalauti arbatos nuovirais rekomenduojama ne ilgiau negu 2 savaitės, nes gali apsinešti rudų geltonų apnašų visi dantys. Ir dėl skalavimo skysčių, tai irgi galima naudoti profilaktinius skalavimo skysčius, kurių sudėtyje būtų aktyvaus deguonies, ksilitolių, probiotikų, kad labiausiai skatinti natūralų seilėtekį ir padaryti tokią kaip apsauginę plėvelę ant dantų, kad irgi mikroorganizmų pasidarytų pas mus nebeįdomu. Dantų erozijos. Tai emalio tirpimas nuo rūgščių poveikio, dažniausiai nuo toksikozės arba dažno rūgščių maisto produktų vartojimo. Tai erozija tai yra, kai suminkštėja danties audiniai dėl pastovaus rūgščių poveikio ir mes iš karto puolame, tarkim, valyti dantis, tai kadangi emalis yra minkštas, tai galima pažeisti ir atsiranda tokie pleištiniai defektai, jie būna lygiais kraštais. Jeigu
nenuimam visų šitų veiksnių ir po toksikozės požymių vis tiek valomės dantis, tai šitos vietos gali gilėti ir dantys pasidarys geltonos tamsios spalvos ir taps labai jautrūs. Tai ką daryti? Tai po toksikozės požymio iš karto negalima valyti dantų, turime išlaukti pusvalandį. Jeigu labai yra nemalonus jausmas burnoj, tai galima skalavimo skysčiais, galima kramtyti kramtomas gumas, kurios turi sudėtyje ksilitolio. Yra pastilės su ksilitoliu sudėtyje, galima naudoti tai, bet dantų šepetukų liestis prie dantų galima tik praėjus pusvalandžiui. Ir papildomai reikėtų vengti rūgščių maisto produktų vartojimo, nes jeigu yra toksikozės požymiai ir dar mes valgom rūgščius maisto produktus, geriam vandenį su citrina, tai paūminam viską. Halitozė. Tai yra blogas burnos kvapas. Dažniausiai irgi atsiranda nuo neišvalytų apnašų, bet jeigu su individualia burnos higiena viskas yra tvarkoje, tai gali būti problemos susijusios su skrandžio ligomis, tai gastritas, refliuksas ir panašiai. Ką daryti? Tai pasidaryti burnos higieną antram trimestre, pradėti kruopščiai nuoširdžiai valytis dantis ir profilaktiškai probiotikai burnai. Jeigu nepadeda šitie 3 veiksniai, tai tada kreipiamės į šeimos gydytoją, atliekame tyrimus dėl skrandžio. Taip pat gali padėti specialios pastos. Jas galima rasti vaistinėse, ten taip ir būna parašyta halikontrol, nuo halitozės, bet čia irgi tik problemos užglaistymas, bet nesprendimas. Ar galimas gydymas nėštumo metu? Galimas, tačiau jį rekomenduojama atlikti antrame trimestre, kai jau pagrindiniai vaisiaus organai yra susiformavę. Kokias procedūras galima atlikti? Tai profesionalia burnos higiena, nujautrinimo, pastiprinimo aplikacijas, gydymo plombavimą ir turim įsivertinti, ar mum odontologinės procedūros nesukelia streso, nes apžiūrą tai būtinai reikia atlikti, bet procedūrą reikia išbūti 40-60 minučių ir visą tą laiką mes turim išbūti ramiai, be streso, kad nebūtų jokios įtakos vaisiui. Kokių odontologinių procedūrų rekomenduojama vengti nėštumo metu? Tai ortodontinio gydymo, nes jis sukelia skausmą, protezavimo, nes reikalauja nuskausminimo ir irgi gali būti nemalonūs jausmai, chirurginių intervencijų, nes po jų dažnai rekomenduojama gerti antibiotikus ir nuskausminamuosius vaistus, kanalo gydymo dėl tų pačių vaistų. Dėl balinimo, tai kadangi balinimo esmė yra iš danties kanalėlių išvalyti nuosėdas ir pakeisti dantų spalvą, bet nėštumo metu dažnai būna pasikeitęs burnos pH ir dantis yra minkštesni, o dantis balina tik tai peroksidas. Peroksidas gali susilpninti ir sujautrinti ir taip daug veiksnių, daug išorinių veiksnių patiriantį dantį. Tai gali labai sujautrėti dantis, atsirasti skausmas ir netgi nervų uždegimas. Ko rekomenduojama dar vengti, tai nuskausminamųjų vaistų gydymo metu, būtent leidžiamųjų su adrenalinu, nes adrenalinas didina spaudimą ir tai gali įtakoti vaisiaus raidos sutrikimus. Ir kodėl gydymas rekomenduojamas būtent iki nėštumo, tai yra planuojant nėštumą, nes pilna burnos sanacija, kai yra visi dantys sugydyti, užkerta kelią patologiniams mikroorganizmams daugintis ir tai yra labai svarbu, nes nėštumo metu visi procesai vyksta daug greičiau dėl hormonų kaitos. Ir kai mes viską sugydom, tai ir palaikome švarą, mikrobai tiesiog neturi kur išsilaikyti ir visas nėštumas praeina sklandžiai ir ramiai. Laiku turi būti pašalinti visi židiniai, kurie sukelia skausmą, nes skausmas nėštumo metu gali įtakoti vaisiaus raidos sutrikimus.
Rekomenduojama vengti nuskausminamųjų vaistų, dėl to ne visas odontologines procedūras galima atlikti saugiai. Nerekomenduojama ilgai gulėti ant nugaros, tai gali apsunkinti gydymą, jum gulėjimą ir mum prisitaikymo prie jūsų padėties. Nerekomenduojama atlikti gydymą pirmam ir trečiam trimestre. Tai susigydžius viską iki nėštumo, jūs ramiai ir būnate visus 9 mėnesius be jokių nusiskundimų. Ir sugydyta samuota nėščiosios burna teigiamai įtakoja būsimo kūdikio vystymąsi. Vaikų pastebėjus bet kokius pažeidimus ir sutvarkius tą mažytę skylutę, mes išvengiame visų komplikacijų. Skausmo pasekmes. Tai skausmas provokuoja streso, nerimo ir irzlumo atsiradimą. Neigiamos emocijos įtakoja hormonų šuolius, ko pasekoje gali būti persileidimas, priešlaikinis gimdymas. Stresas silpnina imunitetą, dėl ko gali būti dažnesni peršalimai, kažkokių lėtinių ligų atsiradimo tikimybė irgi didėja. Irzlumas nuo skausmo gali įtakoti naujagimio miego sutrikimus. Ir dar skausmo pasekmes, tai adrenalino išsiskyrimas. Jis išsiskiria streso metu, gali siaurinti kraujagyslės, ko pasekoje vaisiui gali trūkti deguonies, tai gali įtakoti sveikatos negalavimo atsiradimą. Stresas didina ir hormono kortizolio kiekį kraujyje, tai gali lemti vaisiaus širdies ir kraujotakos ligų atsiradimą. Kokia būtų prevencija? Tai pas burnos sveikatos specialistą odontologą lankytis kas 6 mėnesius įprastai, ne nėštumo metu. Nėštumo metu reikėtų apsilankyti pirmame trimestre, kad pasižiūrėti, ar yra viskas tvarkoje. Jeigu yra kažkokių problemų, viską išspręsti antram trimestre ir jau trečią trimestrą ramiai gyventi. Jeigu pirmam trimestre viskas tvarkoje, profilaktiškai ateinate pasidaryti burnos higieną antram trimestre ir irgi keliaujate toliau ramiai. Ir nėštumo metu, net prieš nėštumą reikėtų apsilankyti pas odontologą arba burnos higienistą abiem tėvam, ir mamai, ir tėčiui, kad sutikti vaiką švariai ir tikrai vaikui neperduoti savo visų ligų. Prevencija. Tai didžiąją dalį burnos dantų ligų sukelia mikroorganizmai. Tai ką mes turime daryti, tai tiesiog kiekvieną dieną gerai valgyti dantis. Stebuklų nebūna, viskas mūsų rankose ir tiek. Jeigu visgi mes paliekame visus ėduonies pažeidimus, dantenų uždegimą, nieko nedarome ir patologiniai visi mikroorganizmai pas mus burnoje taip ir gyvena, tai mes juos galim perduoti ir vidinius organus. Tai liečia ne tik nėštumą, bet ir visą gyvenimą. Tai jeigu yra bakterijos sukeliančios ligas burnoje, tai jos gali įtakoti širdį, per kraują gali paveikti kraujagysles ir gali atsirasti kraujo krešuliai, kurie gali sukelti širdies priepuolius, insultą, plaučius. Tai kai mes įkvepiam pro burną tuos pačius mikroorganizmus, gali atsirasti plaučių infekcija, padidėja pneumonijos rizika, sąnarius. Tai irgi bakterijos keliauja per kraują ir gali lemti reumatoidinio artrito vystymąsi. Kaulus. Irgi mikroorganizmai pakliūna per kraują ir gali atsirasti osteoporozės požymiai, žandikaulio tirpimas, skilimas, nykimas. Tai kaip mes turim rūpintis savo burnos sveikata, kad išvengti šitų visų problemų, ką mes turim naudot? Tai liežuvio valyklė. Pagal naujausius tyrimus su liežuviu mes turėtumėm valyti bent taip kas 3, kas 4 dieną, nes liežuvio ląstelės atsinaujina kas 3 parą ir mums svarbu išvalyti tas senąsias ląsteles.
Liežuvio valiklį galima naudoti tiesiog paprastą atskirą šepetuką arba specialų grandiklį. Ir pasiėmę nuo liežuvio šaknies, tiesiog kelis kartus prabraukiam liežuvį nuo šaknies iki galiuko. Tarpdančių siūlą. Tarpdančių siūlą tai turėtumėm naudoti kiekvieną vakarą, nes dantis turi 5 paviršius: priekis, galas, du šonai ir kramtomasis, kandamasis paviršius. Tai tarpdančiuose pas mus užsilieka didžioji dalis viso apnašo, tai pagrindas kiekvieną vakarą išvalyti tarpdančius. Tarpdančiai valomi visada prieš šepetuką, kad paskui veikliosios medžiagos galėtų apsupti visą dantį. Tai siūlą renkamės paprastą, vyniojamą, siūlai su laikikliu. Negražiai pasakysiu, bet jie yra skirti tik neįgaliem žmonėm ir vaikam, kurie tik mokinasi valytis dantis, kitais atvejais ne. Kitais atvejais naudojam paprastą vyniojamą siūlą, vyniojam kaip patogu ar ant rodomų ir ant trečiųjų pirštų. Kiekvieną tarpdantį valom vis, prastumiam iki švaraus galiuko, pasiimam, įsivedam, jaučiam pasipriešinimą, apgaubiam C formos ir nuo dantenos vagelės valom iki danties krašto. Tarpdančių šepetėliai. Su tarpdančių šepetėliais mes valome prieš krūminus ir krūminus dantis, kadangi ten yra daugiau nelygumų ir siūlas išvalo lygiuosius paviršius ir kontaktinius paviršius, o tarpdančių šepetėliai išvalo sunkiai prieinamas vietas, nes dantis yra nelygios formos. Tai turim visus nelygumus, trikampėlius irgi išsivalyti. Tai tarpdančių šepetėliai turi būti parenkami taip: turite jausti lengvą veržimą, neturi skaudėti ir neturi kutenti. Įvedus tarpdančių šepetuką ir turite jausti lengvą pasipriešinimą. Tai įvedame tarpdančius, padarom kelis judesius, išimam. Dėl tarpdančių šepetėlių, tai priekinių dantų su jais valyti nerekomenduojama, nes galite pažeisti danteną. Ten dantenos anatomija priekyje yra šiek tiek kitokia, galima pasižeisti. Ir su siūlu tik negalima valyti prie implantų visada, nesvarbu, priekis, šonas, galas, valom tik tai su tarpdančių šepetėliais. Dantų šepetėliai. Tai kaip mum išsirinkti dantų šepetėlį? Tai rekomenduojama naudoti tik tai minkštą, turi būti parašyta ant pakuotės soft. Gali būti tiek rankinis, tiek garsinis, visiškai nesvarbu, svarbu kaip valysite, o ne su kuo. Kasdienai rekomenduojama naudoti ir vieno danties šepetėlį papildomai. Dantų šepetėlį rekomenduojama keisti kas 3 mėnesius po burnos higienos persirgus infekcinėmis ligomis. Labai minkšti tie ultra soft šepetėliai, tai jie yra skirti tik po operacijų, po kažkokių chirurginių intervencijų, kasdienai jie yra netinkami, nes pakankamai gerai neišvalo. Vidutinio kietumo ir kietus šepetukus turėtumėm tiesiog pamiršti, nes juos burnoje naudoti negalima niekada, nes galima sukelti mikroįtrūkimus, pažeidimus, dantų jautrumą. Ir paskui jau tas yra nebeatstatoma, nebent plombuoti, protezuoti dantis. Ir dantų šepetėlyje neturi būti jokių guminių šerelių. Tai kaip valyti su rankiniu dantų šepetėliu, tai mes tiesiog šepetėlį nukreipiam į dantenas ir stengiamės braukti nuo pat dantenos, nebijodami prispausti ir danteną, ir iki danties krašto, tiesiog šluojama. Ir kiekvienam dančiui stengiamės skirti, bent jau 8-10 judesių. Ir keliaujame iš priekio, iš vidaus. Dėl kramtomojo paviršiaus, tai rekomenduojama valyti tokiais lengvai sukamaisiais judesiais, bet tik tai kramtomo paviršių. Dėl garsinio šepetėlio rekomenduojam rinktis su pailga galvute. Ir šereliai turi būti nukreipiami į danteną. Šepetukas viską padaro už mus, mes tiesiog priliečiam, nukreipiam į danteną ir važiuojam. Ir kramtomą paviršių tiesiog paprastai nukreipiam į kramtomą paviršių ir šepetukas irgi viską padaro už mus. Supypsi, kada reikia jau pakeisti
padėtį. Vieno danties šepetėlis. Tai vieno danties šepetėlį galima naudoti su pasta, galima naudoti be pastos jau po viso valymo. Jo paskirtis yra išvalyti apnašas iš irgi sunkiai prieinamų vietų, tai yra po danteną. Jeigu su paprastu šepetėliu arba su garsiniu mes valome ir pačią danteną ir dantį, tai vieno danties paskirtis yra išvalyti būtent po danteną. Tai mes vieno danties šepetuką prispaudžiam, kad šereliai šiek tiek išsiskleistų, nukreipiam jį po danteną ir kaip paveiksliuke parodyta pagal strėlytes tiesiog arba lengvai vibruojant, arba tiesiog prispaudžiant ir braukiam, vedam kiekvieną dantuką. Bent jau kas antrą vakarą rekomenduojama tai atlikti. Irigatorius dabar labai išpopuliarėjęs, bet deja jis neatstoja tirpdančių priemonių. Tai yra puiki papildoma priemonė dantenų masažui ir kraujotakos skatinimui, bet irgi turi būti naudojama jau po viso valymo kaip papildomas dantenų masažas. Bet irigatorius yra būtinas, jeigu yra protezuoti dantis, implantai, jeigu yra ortodontiniai aparatai, breketai, herpso aparatai ir panašiai. Tai kaip papildoma priemonė taip, kaip vietoj dantų šepetuko tirpdančių priemonių ne. Tai irigatorius, svarbiausia, kai jį naudojame, tai nukreipiam irgi į danteną, kaip ir vieno danties šepetėlį, ir nenutraukdami srovės važiuojam palei kiekvieną dantuką, nukreipiant į danteną, į tirpdantį ir važiuojam. Geriau rinktis tokį stacionarų didelį, nes jame galima nusistatyti didesnės sroves. Tas rankinis, jis ir lieka toks kelioninis, jeigu daug keliaujate, tai taip geriau turėti tą rankinį irigatorių. Dantų pastos. Į ką mes turime atkreipti dėmesį, kai renkamės dantų pastas, tai atsiverčiam sudėtį ir ieškom. Turi būti bent kelios iš šių veikliųjų medžiagų. Tai turi būti fluorido arba hidroksiapatito, probiotikų, kažkokių žolelių ekstraktų, folio rūgšties gali būti, ksilitolio, kalcio, medetkų ir svarbiausia žiūrime RDA. Tai neturi būti balinamosios dantų pastos, nes jos skirtos žmonėm, kas turi daug žalingų įpročių, kad nuvalyti tą pigmentinę apnašą, bet ir tai kelis kartus per savaitę, ne dažniau. Tai RDA kasdienai sveikam žmogui be žalingų įpročių turi būti iki 60 grūdelių. Ir ko neturi būti dantų pastoje, tai titano dioksido, kuris priduoda pastai baltumą, bet jis gali sausinti, alergizuoti gleivinę. Sodinių rūgščių sulfato, tai putojimą skatinanti medžiaga, tai irgi gali dirginti gleivinę ir alergizuoti. Neturi būti tirpiklių, saldiklių, bet saldiklių išskyrus ksilitolį, nes ksilitolis kaip tik gerai jis skatina seilėtekį. Ir neturi būti jokių mikrodalelių. Skalavimo skysčiai, tai skalavimo skysčiuose neturi būti alkoholio ir chlorheksidino. Ko mes turime ieškoti skalavimo skysčiuose, tai fluorido junginių arba hidroksiapatitų, vitaminų E, kažkokių irgi eterinių aliejų ekstraktų, ksilitolio, aktyvaus deguonies. Ir kas svarbu pažymėti, tai skalavimo skystis turi būti neutralaus arba šarminio pH. Tai vaistinėse yra testuko, nusiperkat kažkokį patinkantį savo skalavimo skystį, nes ne visada rašomas yra pH, ir pasitikrinat. Jeigu pH yra rūgštinis, skalavimo skystį išmetam, jis mums nieko gero nepadaro. Burnoje visada turi būti neutrali arba šarminė pH, kad dantys būtų sveiki. Ir skalavimo skysčius nenaudojam ryte ir vakare po dantų valymo. Skalavimo skysčiai yra skirti skalauti dienos metu po valgio, toksikozės požymių ir panašiai, bet ne ryte vakare. Dar skalavimo skysčių galima pilti į irigatorių vietoj vandens, tai tada bus taip geresnis poveikis po valymo. Ar tik būsima mama turi rūpintis savo burnos sveikata? Ne, gimstant kūdikiui abu tėvai nekontroliuojamai dalinasi savo turimais burnoje mikroorganizmais ir
Bučiuodami vaiką dalinamės tuo pačiu šaukšteliu, čiulptuku, dalinamės ir bakterijomis. Tai abu tėvai turi apsilankyti pas odontologą arba burnos higienistą ir išgirsti tą verdiktą, kad abu sveiki, sanuoti, galite bučiuotis. Ir kūdikio burnos priežiūra. Kūdikio burnyte turime pradėti rūpintis jau nuo pirmų dienų. Tai nuo pat gimimo 2 kartus per dieną, po rytinio maitinimo ir prieš ilgiausią tą miegelį turime išvalyti burną su merliuku arba su tokiu specialiu silikoniniu šepetuku. Galima suvilgyti tiesiog su vandeniu, su ramunėlių ekstraktu, su geliukais, kurie mažina dygimo sindromą, tai kamistadas toks yra labiausiai paplitęs. Kol nėra dantų, tai toks režimas būna. Kai atsiranda jau pirmas dantukas, tai jau turėtumėm naudoti dantų pastą ir pastoje turėtume turėti fluorido apie 500 ppm, gali būti 450, 500, kad jau apsaugoti nuo rūgščių poveikių dantukus. Ir jau kai vaikas išmoksta išspjauti pastą, fluorido koncentraciją pastoje galima didinti iki 1000. Ir nuo 8-9 metų jau galima naudoti suaugusių dantų pastą, tik tai jokiu būdu ne balinamąsias dantų pastas. Kūdikio burnos priežiūra. Tai pas gydytoją odontologą arba pas burnos higienistą mažylį vedam nuo pirmo išdygusio danties arba aišku, jeigu yra kažkokių klausimų dėl pasaitėlio, dėl burnos kažkokių opelių, tai irgi vedam. Ir vizitų dažnis turėtų būti kas 6 mėnesiai, kaip ir suaugusiam žmogui, vaikui lygiai taip pat. Ne dėl pežimos į darželį, o dėl savęs, dėl ligų prevencijos. Ačiū už dėmesį.